Sveiki, šiandien bus be galo įdomi pamoka, nes kalbėsime apie dažniausiai anglų kalboje vartojamus žodžius, kurie susijęs su gramatika. Bet prieš tai trumpa reklama, kadangi kursai nemokami. Taigi, jeigu pastebite, kad mūsų laikai įdomėja ir pasaulis keistėja, tuomet siūlome paskaityti nemokamą elektroninę knygą apie dabartinius ir būsimus laikus Nauja era artėja, kuri padės jums išvengti būsimų sunkumų pasaulyje. Ji yra pagal Bibliją. Taip pat šioje svetainėje rasite nuorodą į krikščionišką YouTube kanalą, kur yra klipų apie tikėjimą, pinigus, sveikatą, manifestacijas, kaip mesti priklausomybės ir daug kitų temų. Taipogi prašau palaikinkit šį video ir prenumeruokit mūsų kanalą. Ir dar noriu pasakyti, pilnus anglų kalbos kursus galite rasti Anglų centras LT arba svetainėje. Dabar pradėsiu pamoką. Ir pirmiausia, gal biškį recapinkim, kas buvo praeitose pamokose. Tas recap tai čia CNN vartoja, kai nori apžvelgti, ką seniau kalbėjo. Taigi, ką seniau dažnai vartojam mes. I am, aš esu. You are, tu esi. She is, ji yra. He is, jis yra. They are, jie yra. We are, mes esame. Ir dar noriu pasakyti dažniausius sakinius anglų kalboje. Tai my name is Šarūnas, mano vardas Šarūnas, I am Lithuanian, aš esu lietuvis. Ir dar dažnai galima paklausti, pavyzdžiui, what is your name, koks tavo vardas ir where are you from, iš kur tu esi, iš kokios valstybės. Bet čia turbūt dauguma žino tos dalykus, tik užtikrinti norėjau. Ir dar noriu pasakyti, kad dažnai, kad žmonės mokindamasi anglų kalbos daro klaidą, kad galvoja, kad jeigu išmoks abėcėlę, tai išmoks tarti žodžius. Tai yra klaidinga nuomonė, nes abėcėlė dažniausiai naudojama tik tai spelint tos vardus, kas reiškia sakyti paraidžiui. Pavyzdžiui, jeigu abėcėlė yra ten A, B, C, D, E, F, G, tai my name is Šarūnas, mano vardas viešbutį, jeigu būčiau paklaustų, can you spell that, ar gali pasakyti paraidžiui, tada sakyčiau pagal tą abėcėlę S, A, A, U, N, A, S. Mano vardas Šarūnas spelinasi taip ant žodžių. Taigi abėcėlė dažniausiai naudojama tik spelinti, pasakyti paraidžiui, o tarimo neišmoksime su abėcėle. Jeigu norite mokintis tarimą, siūlau naudoti, pavyzdžiui, dictionary.com, kur galima įvesti anglų kalbos žodį ir tas dictionary.com ištarsim tą žodį, jeigu paspausite mikrofoną, mygtukas yra, paspausite tą mygtuką ir ištars žodį. Tai taip galima pasitikrinti, kaip žodžių tarimas, bet reikia praktikos, žodžių, tik su praktika tarimą išmoksime. Dabar pradėsiu pamoką nuo demonstratyvinių įvardžių. Pavyzdžiui, this reiškia šis, that tas, these šie, those tie. Ir ko jie skiriasi, tai pavyzdžiui, this yra arčiau mūsų, vienas objektas arčiau mūsų, that toliau nuo mūsų, o jeigu these, tai šie, kaip jau sakiau, arčiau mūsų, those toliau nuo mūsų. Taigi reikia tiesiog atsiminti, this, šis objektas arčiau mūsų, that, tas objektas toliau nuo mūsų, these, šie, arčiau mūsų, those, toliau nuo mūsų, jeigu yra. Ir pavyzdžiai, this is my book, tai mano knyga, that is a beautiful painting, tai yra gražus paveikslas, these are my friends, šie yra mano draugai, those are expensive shoes, tai yra brangus batai. Ir kad užtikrinti žinias, tai atminkite, kad this ir these naudojame, kai objektai yra arti, o that ir those, kai toliau nuo mūsų. Dabar kita tema, modifikatoriai, very, quite ir not very. Tie šie žodeliai labai dažnai vartojami ir very reiškia labai ką nors, pavyzdžiui, I am very intelligent, I am very clever, aš labai protingas. Arba, pavyzdžiui, quite reiškia gana. Pavyzdžiui, this lesson is quite good. Ši pamoka gana gera. Jeigu norima sakyti gana, vartojame quite. Not very, nelabai. Kas nors irgi čia nešmeišiu, niekada tai nevartosiu pavyzdžių. Nors galima, čia užsirašiau pavyzdžių, paminėsiu dabar, palaukit. The book is very interesting. Knyga labai įdomi. The movie was quite good. Filmas buvo geras. The restaurant is not very expensive. Restoranas nėra labai brangus. Gerą pavyzdį sugalvojom, neišmeižiant nieko. Taigi šie modifikatoriai labai dažnus. Very, quite ir not very.
Ir patarimas, very dažniausiai naudojame, kai norime pasakyti, kad kažkas yra labai stipru, quite, tai kažkas yra vidutinio lygio, gana, o not very, kai kažkas nėra labai stipru. Kita tema, two ir enough. Two ir enough padeda mums išreikšti idėjas apie tai, kiek ko nors yra. Pavyzdžiui, two reiškia per daug ko nors, arba enough reiškia pakankamai. Pavyzdžiai, this shirt is too big for me. Šie marškiniai yra per dideli man. Kai sakome too big, tai reiškia per daug, per didelį. Kadangi big yra didelis, o too tai per didelis. O pavyzdžiui, I don't have enough time, aš neturiu pakankamai laiko, neturiu užtektinai laiko, vienu žodžiu. Enough reiškia pakakti, užtekti. Tai jeigu sakome I don't have enough time, aš neturiu pakankamai laiko. Ir tas too labai irgi dažnas, pavyzdžiui, galima sakyti too expensive, per daug brangu, labai dažnas žodis. Ir atsiminkite, kad too yra neigiamas žodis, o enough dažniausiai teigiamas. Dabar dar pakalbėsim apie kiekio įvardžius. Pavyzdžiui, some šiek tiek, kai turime ką nors teigiamo arba kai siūlome pagalbą. Any, bet koks, kai dažniausiai naudojame neigiamose sakiniuose ir klausimuose. Taigi, ir a lot of, pavyzdžiui, daug reiškia, much, daug, su neskaitytais daiktais, neigiamose sakiniuose, many, daug, su skaičiuojamais daiktais. Kad būtų aiškiau, pasakysiu pavyzdžių. I have some friends, turiu šiek tiek draugų. Some reiškia šiek tiek. Do you have any sugar? Ar turi cukraus? Tas any, taip, nors kiek nors klausia, nėra tokia tikslaus vertimo į lietuvių kalbą, bet nors kiek nors, do you have any sugar? Ar turi nors kiek nors cukraus? O žodžiu, taip tiksliai, jeigu išversti nepavyksta, kai kuriems žodžiam nėra tikslaus vertimo. She has a lot of books. Ji turi daug knygų. A lot of reiškia daug. I don't have much money. Neturiu daug pinigų. Nors čia labai, čia siūlau nevartoti tokių pavyzdžių, nes labai afirmacijos, pavyzdžiui, yra toks dalykas kaip afirmacijos, tai geriau neigiamų dalykų tokių neištarti, čia klaidą padariau, nereikėjo tarti šią sakinę. Geriau sakyti, I have much money. There are many cars in the parking lot. Yra daug automobilių aikštelėje, nes cars tai yra skaičiuotinas daiktavardis, daugius kitos, o many galima vartoti su skaičiuotinais daiktavardžiais. Tai there are many cars, yra daug mašinų. Dar patarimas some ir a lot of dažnai naudojami teigiamose sakiniuose, o any ir much neigiamose ir klausiamosiose sakiniuose. Dabar kita tema, there is ir there are. Tai pavyzdžiui, there is vienas daiktas ar asmuo, there are keli daiktai arba keli asmenys. Ir dabar pateiksim pavyzdžių, kad aiškiau būtų. There is a book on the table. Ant stalo yra knyga. Tai tas there is pasako, kad ten yra vienu žodžiu. Ant stalo yra knyga. There is a book on the table. Table stalas reiškia. Tas there is pasako, ten yra vienu žodžiu. O jeigu sakome, there are two chairs in the room, kambaryje yra dvi kėdės. Taip, jeigu tiksliai išverstumėm, tai there are, pasakytumėm, kad ten yra. Bet mes normaliai neverčiam taip, kad sakome, ten yra. Tiesiog sakome, kad kambaryje yra dvi kėdės. O anglai vartoja there are two chairs in the room, arba there is a book on the table, ant stalo yra knyga. Bet jeigu tiksliai išvestumėm, tai there is būtų ten yra vienu žodžiu. Bet verčiasi normaliai, jeigu knyga kas verčia ar ką, rašo ant stalo yra knyga. There is a book on the table. Dabar pakalbėsime apie prielinksnius vietai. Tuos žodžius, kurie nurodo vietą. Tai pavyzdžiui, on reiškia ant, pavyzdžiui, on the table, ant stalo. Ir dar on gali reikšti kas nors įjungta, pavyzdžiui. The computer is on. Kompiuteris yra įjungtas. In viduje reiškia, pavyzdžiui, in the box dėžėje. Arba gali reikšti ir daugiau reikšmų turėti, pavyzdžiui, in Lithuania Lietuvoje.
Bet apie tas temas reikės vėliau pakalbėti, bet šiam kartui užteks, kad in reiškia viduje. Pavyzdžiui, in the box dėžėje. In front of priešais reiškia. Pavyzdžiui, in front of the door priešais duris. Pavyzdžiui, kokia instrukcija, courier leave it in front of the door, palikti priešais duris. Next to reiškia šalia, pavyzdžiui, next to the window, šalia lango. Behind reiškia už, pavyzdžiui, behind the couch, už sofos. Under reiškia po, pavyzdžiui, under the bed, po lova. Between reiškia tarp, pavyzdžiui, between the chairs, tarp kėdžių. Ir dar pavyzdžiui galima pasakyti, the keys are on the table, raktai yra ant stalo. Dar galima, the cat is under the bed, katė yra po lova. There is a chair next to the window, kėdė yra šalia lango. Taigi peržvelgiame prielinksnius vietai, dabar pakalbėkime apie prielinksnius laikui. Taigi, pavyzdžiui, žodelis at dažnai naudojamas, kai sakome valandas, naudojame tiksliai nurodyti laikui. Pavyzdžiui, at 3 p.m. 15 valandą, at 6 p.m. 6 valandą. On naudojame su konkrečiomis dienomis ir datomis. Pavyzdžiui, on Monday pirmadienį, on Christmas Day per kalėdas, on Tuesday antradienį. On vartojama su savaitės dienomis dažniausiai. Dar dažnai vartojame in. Naudojame su mėnesiais, metais, sezonais ir ilgais laikotarpis. Pavyzdžiui, in January sausį, in 2025 2025 metais ir su mėnesiais, kaip sakiau, dažnai in January, in February. Čia vėliau padengsime tas temas apie mėnesius, bet svarbiausia dabar išmokti, kad in July, Liepa, pavyzdžiui, kas nors atsitiko Liepos mėnesį. In July I went on holiday. Liepos mėnesį keliavau atostogų. Dar pavyzdžių paminėsiu, pavyzdžiui, I will see you at 5 o'clock. Pasimatysime 5 valandą. Arba we are going to the cinema on Friday. Eisime į kiną penktadienį. Arba he was born in 1990. Jis gimė 1990 metais. Taigi tokia pamoka užteks šiam kartui. Ačiū, kad klausėte. Dėkui, iki.